Čia Greta. Ačiū tau, kad prisijungiai prie šitos gilaus poilsio praktikos. Yra vadinama joga nidra. Gali tau padėti, jeigu jautiesi pervargęs, jeigu jauti daug nerimo, tai ši praktika gali padėti atstatyti, pailsinti kūną, protą, mintis. Kuo dažniau ją klausysimės, tuo labiau kūnas įsimins šitą būseną ir tuo lengviau bus sugrįžti į ramybės ir gilaus poilsio būseną. Šitą praktiką gali padėti su miego deficitu, gali padėti sumažinti uždegimą kūne, atstatyti energijos lygį, gali padėti susijungti su savimi giliau, suprasti savo emocijas, taip kad priežasčių praktikuoti yra nemažai. Kviečiu įsijungti ir paklausyti šitą praktiką kuo dažniau. Geriausiai būtų kasdien. Tai kviečiu susirasti ramią vietą, kur galėsi pabūti kurį laiką netrukdomas. Įsitaisyti galbūt ant grindų, ant sofos, ant lovos, atsigulti ant nugaros, užimti tiek vietos, kiek kūnui reikia šiuo metu. Kojos plačiai, pėdos nusvyra į šalis, delnai į viršų atverti arba ant pilvo. Šiek tiek pailgink kaklą, smakrą po savim. Jeigu vėsu, kviečiu užsikloti, prisijungti ausines, galbūt užsidėti ant akių raištį ar miego kaukę. Užimti tiek laiko, kiek reikia, kad visiškai įsipatogintum. Kviečiu pradėti nuo gilaus įkvėpimo pro nosį. Sustojam viršuje, įkvepiam dar kartą, iškvepiam per burną. Vėl dvigubas įkvėpimas pro nosį. Iškvėpimas per burną. Ir dar taip 3 kartus. Ir paskutinis. Sugrįžk prie savo natūralaus kvėpavimo. Pastebėk, kaip kūnas įkvepia, kaip iškvepia. Pastebėk garsus iš šio įrašo, iš savo aplinkos. Leisk tiems garsams būti. Dėmesys pamažu iš aplinkos pereina į tavo vidų. Stebėk, kaip jautiesi, kiek turi energijos, kokios mintis, kokios emocijos šiuo metu yra tavyje. Kviečiu pagalvoti, pajausti savo širdyje,
Galbūt tai žmogus, galbūt tai augintinis, galbūt tai vieta ar aplinkybė, kurią jautiesi be galo dėkingas. Kviečiu įsivaizduoti galbūt savo mylimojo veidą, galbūt vaiko veidą, augintinio, savo mėgstamiausios vietos gamtoje vaizdą. Galbūt draugą, mamą, tėtį, bet ką, kam jautiesi be galo dėkingas. Ir pajausti per visą kūną išplėsti tą jausmą dėkingumo, įsivaizduoti su kuo daugiau detalių tą situaciją, tą žmogų. Ir išplėsk tą šiltą, jaukų, malonų dėkingumo jausmą po visą kūną. Tegul užpildo visą tavo galvą, visą krūtinę, pilvą. Visas rankas, visas kojas. Pamažu pereisim prie kūno skenavimo, pradedant nuo kaktos. Pajausk savo kaktos centrą, bet kokius pojūčius šioje kūno vietoje. Antakiai, abi akys, akių vokai, blakstienos, nosis, nosies galiukas, kairė šnervė, dešinė šnervė, abu skruostikauliai, abu smilkiniai, viršutinė lūpa, viršutiniai dantys ir dantenos, viršutinis gomurys, visas liežuvis, nuo galiuko iki pat liežuvio šaknies, apatinis gomurys, apatinės dantenos ir dantys, apatinė lūpa, žandikaulis, smakras, abi ausis atidžiai klausosi, kaklas, kaklo duobutė, abu raktikauliai, abu pečiai vienu metu, abu žastai, alkūnės, dilbiai, riešai, delnai, abu nykščiai, pirštai, rodomieji pirštai, viduriniai, bevardžiai ir mažyliai, abi plaštakos, abi rankos. Dėmesiu užkelk aukštyn rankomis iki širdies centro. Širdies centras, abi krūtinės pusės, saulės rezginys, pilvas, visi organai giliai pilvo viduje, bamba, pilvo apačia, dubens dugnas,
sanariuose ir net įsivaizduoti sąnario formą apie šlaunis, priekis šlaunų, šonai, galas, visa šlaunis, abu keliai ir giliai kelių sanariuose, apie blauzdas, čiurnas, abi pėdos, kulnai, abu nykščiai, antrieji piršteliai, tretieji, ketvirti ir abu mažyliai, abi pėdos, abi kojos vienu metu, visas pilvas, nugara, abi rankos ir galva, visas kūnas, pajausk visą kūną vienu metu, kvėpavimas. Pastebėk, kaip kūnas kvėpuoja. Su įkvėpimu išsiplečia, prisipildo, su iškvėpimu paleidžia, susitraukia. Kaip natūraliai, be pastangų vyksta kvėpavimas. Nieko, visiškai nieko nereikia daryti. Kūnas pats žino, kaip reikia kvėpuoti. Oras patenka pro šnerves, per trachėją iki plaučių. Ir išeina atgal. Pastebėk kvėpimo kelionę. Tenka pro nosį, praeina pro gerklę, krūtinę iki pat pilvo. Iš pilvo į krūtinę, pro gerklę. Atgal per nosį. Galbūt net gali pajausti, kuri šnervė šiuo metu dominuoja. Kviečiu su įkvėpimu savo tyliai mintyse kartoti garsą so su iškvėpimu ham. Kvėpiu so, iškvėpiu ham. So, ham. So, ham. Iš sanskrito išvertus, soham reiškia aš esu tai. Aš esu tai. Arba aš esu. Aš esu tai, kas yra už protą, už kūną, dar giliau. Kas aš esu, jeigu aš ne protas ir aš ne kūnas. So, iškvėpimu ham. So, ham. Savo tempu.
Pamažu paleisk šį kvėpavimą. Paleisk visus žodžius. Leisk savo tiesiog pabūti tyloje su savimi. Sąmonei prasiplečiant. Dėmesys užima visą kūną, net už kūną. Tiesiog stebiu, tiesiog būnu. Ir čia šitoje vietoje vėl prisimink savo vaizdinį, savo žmogų, vietą, augintinį, kuriam esi be galo dėkingas, kuriam jauti dėkingumą. Vėl įsivaizduok su visom detalėm pakviestą vaizdą savo už užmerktų akių vokų. Tegul išsiplečia dėkingumas po visą kūną, iš vidaus. Kiekviena ląstelė jaučiasi dėkinga. Gali paleisti vaizdinį tiesiog. Pasilik prie pojūčių. Malonūs pojūčiai per visą kūną. Pastebėk, kaip tu pats susikūrei savo šitą būseną. Niekas kitas. Pamažu kvėpavimas pagilėja. Pamažu pastebėk vėl savo natūralų kvėpavimą. Kaip kūnas guli ant paviršiaus. Ir pamažu pagilinam įkvėpimą. Kelis kartus giliau įkvėpam. Gali pradėti judinti savo rankų ir kojų pirštus. Galbūt pasirąžyti, galbūt apsikabinti kelius į krūtinę. Niekur nereikia skubėti, lėtai sugrįžk į šią realybę. Užim tiek laiko, kiek tau reikia. Patariu iš karto po šios praktikos neimti telefono, nepradėti atrašinėti ar skrolinti. Pabūk su savimi. Būčiau labai dėkinga, jeigu parašytum atsiliepimą, kaip jautiesi, ar galbūt parašytum kokios praktikos temos norėtum kitą savaitę. Ačiū tau labai, iki pasimatymo.